Taupau dipui, o jis kaip nedipina, taip nedipina. Tai kas ten pas tave darosi, kai Trumpas tapo prezidentu? Tai su šiandienos pervedimu aš jau per 9 mėnesius perkopsiu 1000 investicijas. Bet tai dar nereiškia, kad Justina laimėjo arba aš laimėjau, nes rinka yra dinamiška. Tai mes pradėjom per all-time high ir tebe investuojam per all-time high ir vis tiek turim pliusą. Čia kai gavom kažkada, tie, kas investuoja su telefonais, yra ubagai. Sveiki, tai šį kartą kiek kitokiam setup'e iš namų, ar ne, vyrų ir moterų dvikovos epizodas, kuris iškeliauja vieną kartą per mėnesį ir ką mes čia darom, tai investuojam po 100 eurų į augimo aktyvus vieną kartą per mėnesį ir mūsų planas yra tai tęsti 36 mėnesius iš eilės. Ir patvirtinti, kas iš tikrųjų geriau investuoja, ar vyrai, ar moterys, nes statistika, pasak tavęs, sako, kad moterys investuoja geriau, na ir mes išbandinėjame visą šitą dalyką, bet pagrindinė šito eksperimento mintis parodyti jums, tai kad investavimas net mažomis sumomis, disciplinuotai ir, kaip ir minėjau, nedideliam sumom jisai veikia. Ir kadangi vieni iš jūsų norėjo dividendinių portfelių, tai mes dalinamės ir pasipajamų portfeliais, kiti norėjo aktyviai augančių portfelių, tam, kad nereikėtų deklaruoti dividendų, distribucijų ir taip toliau ir panašiai, tai mes padarėme konkrečiai 100 eurų per mėnesį, kad ir kaip mes su juo gyvensime, nepamatysim, ar bus sunku įtilpti, bet akumuliuojantis portfeliai, kurie nereikalauja papildomų deklaravimų ir taip toliau ir panašiai. Abu portfelius galite sekti su nuorodomis apačioje, tam reikės atsidaryti investicinę sąskaitą, mes naudojamės Freedom 24, tai šitą dalyką irgi turėkite omenyje, tam, kad sektumėt mus, reikės sulinkinti, sakykime, taip netiesiogiai akauntus, tam, kad jūs gautumėt žinutes, ką mes darom, kur investuojam ir jūs iš karto, kai mes tik tai padarom pirkimus, pardavimus, gaunat visą šitą informaciją. Tai jeigu tinka, patinka, like ir važiuojam prie pagrindinės informacijos, kaipgi mums čia sekasi. Taip. Dar vienas momentas, žinai, sakai, pasak manęs, kad moterys investuoja geriau. Statistika. Čia yra statistika, pasaulinė statistika, kad moterų rezultatai yra geresni. Dėl to, kad jos tiesiog turi tą ilgalaikį tikslą ir jo seka, nepaisant to, kas išrenkamas Amerikos prezidentų, kas išrenkamas Lietuvos prezidentų ir panašiai, ir tiesiog keliaujam pagal strategiją. Tai kas ten pas tave darosi, kai Trumpas tapo prezidentu? Pas mane lapkričio 5 buvo 828 pinigai bendrai, dabar yra 930 ir aš nepapildžiau šito portfelio. Tai su šiandienos pervedimu aš jau per 9 mėnesius perkopsiu 1000 investicijose. Tai reiškia, kad aš investuoju 9 mėnesius, bet jau būsiu virš 1000 bendrame balanse. Tai tavo investicijos jau paaugo. Taip, ir paaugo nei daug nei mažai 19%, 19,63 ir turiu dar kažkiek pinigų tiesiog pas save balanse, tai yra 13 eurų ir 5 doleriai dar. Tai jo, tai šita vieta taip, kaip pas tave? Pas mane, toj atsidarau, šiandien abudu su telefonais, ar ne, kad neapsikraut. Čia kai gavom kažkada, tie, kas investuoja su telefonais, yra ubagai. Tai galit pakomentuoti, ne? Ar ubagai? Ar ne? Jo, iš karto atsidariau tą sąskaitą, tai aš jau 100 persivedžiau. Tai tu jau persivedai 100? Jo, aš jau 100 persivedžiau, tai dėl to pas mane dabar yra 964 iš viso. Įrašau ekraną, kad visi matytų, kaip čia pas mane atrodo. Tai 964, ne? Taip, bet pas mane yra 130 laisvų dolerių. Supratau. Aš persivesiu iš savo sąskaitos, kurioje turiu virš 10 000 dabar, nes irgi taupau dipui, o jis kaip nedipina, taip nedipina. Kaip auga, taip auga. Tai ir čia yra beje dar vienas dalykas, nes atrodytų, kad, čia viskas pervertinta, čia prezidento rinkimai ir taip toliau panašiai. Ir atrodo, jau nėra kur augti, o jis ima ir vis tiek auga. Aš laikau kešą, periodiškai investuoju tiek, kiek ir numatęs investuoti savo pagrindinėme portfelyje, bet bendrai paėmus, ta prasme,
nedipina jisai labai stipriai. Tai čia, žinai, man atrodo vienas iš tų pasiteisimų, nes kaip ir šiandien ryte kalbėjom, tai matai, kiek prognozuoja savo augimą Meta, Amazon ir visos tos kompanijos, ar ne? Tai tas pats Uberis daugiau kaip 300% prognozuoja augimą per ateinančius 5 metus. Tai, o mes įsėdėm ir laukiam dipo, tai gal tiesiog tęsim periodiškai, ką darom, bus dipas, turim savo atsargos galimybių tokį fondą, ar ne, ir tada įneši tos pinigus, jeigu tokia mintis atrodo gera. Jo labiau, kad skaitoje, bet kokiu atveju mes gaunam procentus ir šitie pinigai nenuvertėja nuo infliacijos, tai šita dalis džiugina. Taip, tai persivedam į štai šitą sąskaitą, 100 eurų dabar. Patvirtinam, pateikiam nurodymą, eurų jau šiai dienai ir tada susilyginsim su tavimi, kiek pas tave ten yra, kiek pas mane. Tai va, 1030,66. Tai tokia yra portfelio vertė. Ir labiausiai, žinoma, paaugo trigubos sverto S&P 500 ir pastaruoju metu bitcoinas. Ir aš turiu bitcoino ETF susijusio su reiškia jo tiesioginę kainą ir jisai kainuoja čia 43, tai jisai sėdi plus, kiek čia 72 pinigai, tai 22% ir trigubos sverto S&P sėdi 24 beveik procentus pliuse. Yra ir 2 minusinės pozicijos, kurios irgi po truputį vejasi ir išlindinėja iš minuso. Ir dar vienas iš tų tokių pradinių pirkinių Nasdaqas, kuris sėdi 17% pliuse, bet $5 tik tai. Tai va. Gerai, tai tu užpirkinėjai tikriausiai savo stebuklingą VUA. Stebuklinga, taip, ir nesvertini, tiesiog paprasta VUA, tai yra paprasčiausiai pasyviai indeksą sekantis ETF-as. Ir dabar pas mane iš viso pozicijos vertė yra $906 ir per visą laikotarpį aš jau pliusų turiu $89, kas yra 10,94% augimas. Ir čia atrodo, žinai, dabar galvoju tas all time high. Tai mes pradėjom per all time high ir tebe investuojam per all time high ir vis tiek turim pliusą. Taip, ir vis tiek portfolio pliusinis. Taip, aišku, tai visą tai, ką mes kalbam, visą tai, ką mes darom, tai nėra investavimo rekomendacija, tai yra edukacija ir eksperimentas jums parodyti, kaip atrodo svertinis portfelis, kaip atrodo nesvertinis ir pasyvus indeksinis investavimas ir galbūt šitie žingsniai tiesiog padės jum atrasti tos drąsos ir priimti patiem informuotus sprendimus, kas jum yra tinkamiau investavimui. Bet kokiu atveju didesniem pinigų sumom, jeigu jūs prisibijot operuoti rinkoje šiuo metu, kai jinai yra tokia pervertinta visa, na tai galėtų būti pasirinkimas, kuris realiai jums galėtų uždirbti labai netoli akcijų rinkos vidurkio gražos, visiškai be svyravimo rizikos. Nu, tai tiesiog. Kol kas. Ir plus dar visą tai apmokestinama kaip palūkanos, o palūkanos pas mus, bent jau šiais metais, neapmokestinamos 500, reiškia yra lengvata, neapmokestinama VMI 15% tas palūkanos. Tai realiai jūs galite laikyti pakankamai ženklės pinigų sumas, be jokio pelno mokesčio šitose sąskaituose. Tai, good, tu jau užsipirkinėsi? Užsipirkinėsiu, tai aš tiesiog paprastuoju būdu spaudžiu pirkti, kadangi šį kartą pas mane jau viskas yra pervesta iš tos sąskaitos ir pakeista į dolerius, tai aš tiesiog išsistatau ribotą pavedimą, nes turėkit minty, jeigu ir jūs investuojate į VUAA, tai laiko sutrumpinimui nerašykit man Aleksandrui ar Emilijui, VUAA perkamas per ribotą pirkimą, tai limit orderį darom, spaudžiam ir įsivedam kainą, tai dabar yra 113,4. Tada kai pirkau pirmą kartą, tai jisai nekainavo 100 net. Yeah. Good. Ir pateikiu pirkimų užsakymą. Pirkti. Tadam! Visi, kas prenumeruoja, gavo žinutės. Ok. Aš dar išsikeisiu pinigus iš eurų į dolerius, tai pamatysite, ateinu į valiutos keityklą, spaudžiu eurų USD. Suma, tai realiai didžiausia suma, kurią aš galiu be maržos, šitą būtinai turėčiau atkreipti dėmesį. Ir šitoje vietoje spaudžiu pirkti, tai gaunasi $116. Žiūrim. Taip, viskas. Išsikeičiau, atsinaujinam portfelį, eurų liko 5. Dabar turiu $121 ir turiu Aibitą, kuris kainuoja 43. Reiškia, už vieną vienetą, tai norėjau nupirkti 3.
vienetus šitoje vietoje, bet panašu, kad neužteks šiek tiek pinigų. Nors gal ir užteks, neužteks. Va, gavau žinutę, kad tu apsipirkai. Tai va, kaip tik iš karto Justina apsipirko ir iš karto čia įkrenta, ne, šita visa dalis. Tai ką padarysiu, tai nupirksiu 2 Aibito ir paliksiu kažkiek rezervę pinigų, nes tikiu, kad S&P tikrai pervertintas ir svertinio fondo dabar nepirksiu. Tai tiesiog užsistatysiu, reiškia, pavedimą. Dabar, kadangi USA birža nedirba dabar, Europos dirba, nes tu pirki per Europą, aš pirksiu per Ameriką, tai aš tiesiog užsistatysiu visą šitą džiaugsmą ir lauksiu, kol nupirks. Tai jūs gausit 2 žinutės. Tai pirma, kad yra orderis išstatytas, antra, kad, reiškia, įvykdytas pirkimas. Tai 2 žinutės iš manęs išeis. Tie, kas seka portfelį, o tie, kas ne, tai nuoroda pačioj, kaip ir minėjau. Tai viskas padaryta. Turėkite mintyje, kad aš prisiėmu papildomą riziką perkant USA ETF, ne, tai yra profesionaliem investuotojams skirtas instrumentas, kuris užtraukia daugiau papildomų rizikų. Tai šitoje vietoje turiu ir paprastą svertinį, sakykime, europinį ETF, tam, kad jūs irgi matytumėt, kaip tas veikia ilguoju laikotarpiu, bet savo strategijos su kripto vis tiek laikausi ir netiesiogiai nerodau jum, kaip tą galima padaryti, pakankamai paprastai ir pakišti kripto dalį po vertybiniais popieriais tam, kad jums nereikėtų santykiauti po to su VMI deklaravimu, deklaruojant patį kripto turtą. Tai va, tai čia viskas yra pakankamai patogu. Tai viskas, tiek aš sakyčiau. Taip. Ir primenu dar vieną dalyką, tai kad mano portfelis 6 mėnesius iš eilės nesiekė Justinos portfelio. Dabar jisai apie 70-80 eurų viršyje Justinos portfelį, bet tai dar nereiškia, kad Justina laimėjo arba aš laimėjau, ne, nes rinka yra dinamiška, pas mane yra daugiau rizikos gerokai negu pas Justiną. Ir šitoje vietoje tiesiog pasižiūrėsim, ar tai bus daugiau rizikos dalyje, ar tai bus daugiau to saugumo ir paprasto, pačio paprasčiausio indeksinio investavimo dalyje, daugiau pelno ilguoju laikotarpiu. Ir, aš dar norėjau pasakyti, kad laukiam XRP rezultatų, nes turim savanorį, proaktyvų irgi eksperimento dalyvių, tai kokie tavo rezultatai ir kol kas tiek, jeigu turit klausimų, tai palikit komentaruose ir iki kito mėnesio. Susirinkit visus bonusus, nes dar už sąskaitos papildymą nauji vartotojai gali gauti iki 20 akcijų dovanų ir visiškai nebūtina investuoti tų pinigų. Pelningo investavimo, gerų palūkanų ir disciplinos kiekvienam. Iki kitų kartų.